Aleksandro Stulginskio universitete balandžio 4-6 dienomis vyko tarptautinė žemės ūkio paroda Ką pasėsi 2013. Tai 18-oji pavasarinė ir iš viso 36-oji paroda rengiama universitete. Žemės ūkio paroda Ką pasėsi yra didžiausia iš visų parodų rengiamų Lietuvoje. Šiemet parodoje Ką pasėsi 2013 dalyvavo 275 firmos, įstaigos, organizacijos, apie 300 smulkių augintojų, gamintojų, amatininkų. Apie 17% dalyvių parodos naujokai. Be gerai žinomų ir aktyviai veikiančių mūsų šalyje bendrovių, tokių kaip Dojus Agro, Litagra, Agrosistemos, Litgenas ir daugelį kitų, parodą Ką pasėsi 2013 domėjosi ir lankytojai iš kaimyninių šalių – Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, Danijos, iš Italijos. Iš viso parodoje dalyvavo 12 firmų iš užsienio šalių. Kadangi parodai oras pasitaikė ne itin dėkingas, dėl krintančio sniego joje lankytojų sulaukta gerokai mažiau nei ankstesniais metais. Akcinė bendrovė Litagra šiemet parodoje Ką pasėsi, kaip ir kasmet, nustebino siūlomo naujojų gausa žemės ūkio technikos ekspozicija. Apie Litagrų siūlomą pačią naujausią techniką, kuriai eksponuoti prireikė didžiausio parodos ekspozicijai skirto ploto, pasakojo akcinės bendrovės Litagra vadovas Adomas Balsys. Na, kaip ir visuomet, taip ir šiais metais Litagra atvežė labai daug eksponatų ir užima gan nemažą plotą, apie 3200 kvadratinių metrų, tai yra iš žemės ūkio technikos vienas iš didžiausių plotų. Na, ką mes šiais metais atvežėme? Atvežėme vis tik keletą naujesnių mašinų ir, sakysim, štai dabar visiškai šalia stovim, štai reiškia ir teleskopinis krautuvas JCB, kuris yra įvežtas šiais metais pirmas į Lietuvą. Taip pat atvežta yra gan ir nemaža nomenklatūra, nemažas pasirinkimas yra JCB, kitų krautuvų jau mums žinomų. Na, kaip visada yra gan paklausus ir turim gan didelę rinkos dalį mūsų kombainai New Holland, tiek mažesni, tiek didesni. Ir taip pat šiais metais mes esame atvežę, kaip matome, ir saveigis purkštuvas Amazonė, jo užgriebio plotis vis tik 36 kvadratiniai metrai. Na, taip pat yra, kaip matom, ir gan didelis 560 arklių galių traktorius, tai yra, aišku, stambiem ūkiam. Taip, Lietuvoje vienas kitas toks traktorius dirba, bet čia yra šiuolaikiškas su Tier 4 varikliu. Ir tai aš manyčiau, kad tikimės, kad štai jis turės, šie traktoriai didelių galingumų turės gan nemažą paklausą. Taip pat tai yra 9000-osios serijos, kaip minėjau, 560 arklių galių. Sekantis traktorius yra šiek tiek mažesnis, yra 8000 serija, kur yra 340 arklių galių. Tai irgi Lietuvoje gan jau yra populiarūs traktoriai, jos jau ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės įsigyja, kurių plotai siekia 400-500 hektarų. Tai va, na, kaip visada, gan didelis pasirinkimas yra žoliapjovių kronė, Žemaitijos zonoje regione gan jos populiarios. Praėjusiais metais per visą Lietuvą buvo parduota apie 250 mašinų. Tai dar kartą patvirtina, kad tai štai reiškia mūsų žemdirbėjai šitą žaliojo konvejerio mašinas kronė yra vis tik mėgstantis ir yra jau nemažai ūkių, kuriuose dirba. Tarptautinės žemės ūkio parodos Ką pasėsi 2013 lankytojai apsukę ratą kitą aplink technikos ekspozicijas grūdosi į pardavėjų palapinę sušilti. Akcinės bendrovės Litagra dukterinės įmonės Plungės Litagra direktorius Pranas Kubilius pasakojo, kad visą parodoje pristatoma žemės ūkio technika gali įsigyti ir Žemaitijos ūkininkai. Apsilankę įmonėje Plungės Litagra. Jūs Žemaitijoje, tai yra Plungėje, galite visą šitą, ką matote, pasirinkti Plungėje. Jeigu domina pieno melžimo robotai, kuriuos turime Žemaitijoje pas ūkininką Vaidmantą Sasnauską, galėtume konsultuoti
ir padėti nupirkti ir įrengti. Toliau turime, kaip matote, visą gamą traktorių ir mažesnių, ir didesnių. Ypatingai daug turime žolės dorojimo mašinų. Tai Kronė firma, vokiečių labai stipri firma ir labai patikima technika. Uždaroji akcinė bendrovė Plungės Litagra per metus parduoda technikos ir kitų įvairių statybinių medžiagų, atsarginių dalių iki 15 milijonų litų. Tai kviesčiau visus Žemaitijos zonos ūkininkus apsilankyti Plungės uždarojoje akciniai bendroviai Litagra. Ir visada mes jūs priimsime, maloniai pakonsultuosim ir padėsim nusipirkti jum norimą techniką ar statybinės medžiagas. Be daugybė žemės ūkio technikos eksponatų parodos lankytojų laukia gausios vandentvarkos ir šilumos ūkio įrangos, trąšų ir augalų apsaugos priemonių, daržininkystės, sodininkystės ekspozicijos. Viliojo įvairūs vienas už kitą gardesni kvapai – duonos, mėsos gaminių, rūkytos žuvies ir kitų maisto produktų iš gamintojų rankų. Čia kiekvienas išalkęs galėjo rasti būdų, kuo numalšinti nerimstantį alkį ir palepinti gomurį.